Kaišiadorys yra Vilniaus vyskupijos prisiminimas. Tai yra Vilniaus vyskupijos aidas Kauno Lietuvoje. Man tai yra svarbiausia Lietuvos istorijos faktas. Jie atsirado stebuklingoje vietoje, kurios nieks nežinojo iki to. Tai yra geležinkelio stotis, kuri yra pastatyta kaip Vilniaus vartai į vakarus. Kaišiadorių vyskupijos istorijos neįmanoma suprasti be to, kad tai yra ta Vilniaus vyskupijos dalis iš XIX amžiaus, kuri buvo Kauno Lietuvos sudėty. Kaišiadorių vyskupija yra senosios Vilniaus vyskupijos dalis, tai jo šiaurinė riba būtų Molėtų rajone, per visą kartu Širvintų rajoną, iki pat Merkinės ir senosios Varėnos. Kaišiadorių vyskupija, kaip ir bet kuri kita vyskupija katalikų bažnyčioje, yra tikinčiųjų bendruomenė. Tai taip pat tam tikra teritorija, kurioje gyveno žmonės, parapijų tinklas, tai kartu visa sielovadinė veikla, žmonių tikėjimo liudijimas, evangelijos skelbimas. Kada tu atrandi tikėjimą, tu tiesiog be jo negali gyventi. Jaunimui tu nepameluosi, jis turi klausimų, jis turi matymą ir jeigu pats nesi tame, tu gali kalbėti jiem, ką nori. Kai aš turiu tą gyvą tikėjimą, tai kažkaip lengviau bendrauti drąsiau ir su jaunimu. Mes esam dvasinės būtybės ir ne vien tik fizinės. Ir mums reikia būti dvasioje, kad tą indą turėtumėm sklidiną ne vien tik tai gyvenimu, ne vien tik protu, bet ir tikėjimu ir sielą. Rengiame švęsti ir švenčiame vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Turėjome parengtą programą, kada svarbiausias dėmesys yra skirtas tikėjimo atnaujinimui, gyvenimui tikėjime. Kaip popiežius Pranciškus sakė, būti su žmonėmis. Visas šventes dažniausiai organizuodavo visuomeninės organizacijos ir daugelis iš jų būdavo bažnytinės. Tai didžiausia šventė, kuri yra vykusi Kaišiadoryse, bažnytinė šventė, tai yra 1931 metais vykęs Kaišiadorių vyskupijos eucharistinis kongresas. Ir tame kongrese dalyvavo apie, skaičiuojame, nuo 12 iki 19 tūkstančių žmonių, nors pačiame mieste gyveno tik apie 2000 žmonių. Tai galime įsivaizduoti. Na ir aišku, šitose šventėse, ką žmonės pirmiausia mato ir į ką atkreipia dėmesį, tai visų akys krypsta į vyskupijos ganytoją, į patį svarbiausią asmenį. Ir galime matyti Kaišiadorių vyskupą kiekvienos šventės, jeigu vyksta šventė, kiekvienos šventės centre sėdantį arba eisenoje einantį. Kaišiadoriečiai ir kiti Kaišiadorių vyskupijos gyventojai galėdavo sutikti ir matyti vyskupą ir atpažinti jį vieną iš rūbų. Bet aš manau, kad svarbiausias objektas, kurį mes galėtume priimti kaip šimtmečio simbolį, yra Kaišiadorių katedra. Kadangi tai yra vieta, tai yra pastatas, kuriame susitelkė visa bendruomenės istorija atmintis, kuriame žmonės rinkosi ir klestėjimo laikais, ir sunkiausiais persekiojimo laikais. Ir atėję į šią katedrą mes galime joje matyti vietą, kurioje prisimena šios vietos gyventojai, ankstesnieji gyventojai, prieš šimtmetį gyventojai, ir kuri yra kaip ir ryškiausias Kaišiadorių miesto kūrinys ir vyskupijos kūrinys. Šimtmetis kartu žvilgsnis į praeitį iš dabarties, kad mūsų ateitis turėtų prasmingą ateitį.